Sveiki pipliukai ir jų tėveliai. Su jumis sveikinasi laida Pipliukas. Na, o šiandien kviečiu žiūrėti. Naujagimiui palanki ligoninė. Kas tai? Kaip išvengti dažnų vaiko sirgimo atvejų? Ir pramogos vaikams gryname ore. Dauguma mamų yra girdėjusios tokį terminą kaip naujagimiui palanki ligoninė. Kas slepiasi po šiais žodžiais? Kokius reikalavimus turi atitikti gydymo įstaiga, kad jai būtų suteiktas toks vardas? Apsilankėme Pasvalio ligoninėje, kuriai yra suteiktas naujagimiui palankios ligoninės statusas. Prisipažinsime, ten tvyrojanti atmosfera mus išties nustebino. Lietuvoje iš 35 gimdymo stacionarų naujagimiui palankios ligoninės statusą turi tik 8, tarp jų ir Pasvalio ligoninė, lenkianti net kai kurias didžiųjų miestų gydymo įstaigas. Norėdama gauti šį statusą, ligoninė turi įvykdyti 10 punktų reikalavimus. Pagrindinis dėmesys skiriamas natūraliam žindymui. Paprastai kalbant, naujagimiui palankiose ligoninėse jūs skatins, mokys ir palaikys žindyti specialiai tam apmokytos akušerės ir jose nerasite mišinukų, buteliukų ar čiulptukų. Tik gimus kūdikiu jis bus dedamas jums ant krūtinės, o mama skatina. Užtikrinama, kad kūdikiai būtų 24 valandas per parą kartu su mama. Mūsų skyriuje nėra tų buteliukų, kur anksčiau mamos ten tikrai duodavo, nėra mišinėlių. Pagrindinis kriterijus. Aišku, ten yra ir mediciniai dalykai, sakykime, tam tikri rodikliai, bet esmė tos pačios programos, naujagimiui palankios ligoninės programų ir tas vardas teikiamas yra tom ligoninėm, kurios įsisavina ir propaguoja tik natūralų maitinimą. Kas yra įrodyta, labai svarbu naujagimiams ir maitinimas, sakykime, reikalingas iki 3 mėnesių labai reikalingas ir pageidautinas. Kad tą vardą išsaugot, tai neužtenka įgauti, mes įgavom prieš 8 metus, čia netaip lengva. Yra procesas, yra komisijos, reikalavimai, ten daug mokėmės, testavomės, tarp kitko ne iš pirmo karto gavom, neišlaikėm pirmo egzamino, tik tai per iš antro karto. Ir kas keli metai vyksta testavimas, važiuojam, personalas ypatingai tas, kuris dirba su naujagimiais, pediatrai ir sesutės važiuoja į mokymus kasmet, renkamas yra valandos ir reikia surinkti tam tikrą skaičių. Ten rimti dalykai. Atvykusi gimdyti moteris, ypač jei tai pirmagimis, dažnai stresuoja, yra pasimetusi ir tai normalu, juk netrukus pasaulį išvys mažas stebuklėlis. Todėl čia labai svarbu ir medikų bendravimas ir atmosfera, kurią jie sukuria savo pacientėms. Labai svarbus akušerių vaidmuo, be abejo gydytojų vaidmuo, žmogus visą laiką, pacientė visą laiką vertina personalą ir sakykime, sąmoningai ir nesąmoningai. Vis tiek žiūri, kas per žmonės ir galime jais pasitikėti, ar jie užtikrinti, ar jie išmano savo darbą, kaip jie elgiasi, ar jie mandagus. Labai svarbu, mes labai didelį dėmesį skiriame tam bendravimui, tai turbūt, gal čia labai taip ir nepasigirsiu, vienas iš faktorių, kodėl atvažiuoja pas mus gimdyvės iš kitų rajonų, iš Panevėžio atvažiuoja, iš kitų rajonų, dėl mūsų šilto bendravimo. Kai rašo padėkas moteris išvykstančios iš ligoninės, dažnai būna, kad už šiltą bendravimą, ten, už paaiškinimus, už malonų bendravimą. Tai toks dalykas, jo nemoko, ten mokyklose medicinos nemoko, universitetuose yra žmonių savybė. Be abejo, mes tobulėjam, mes diskutuojam, važiuojam, šviečiamės ir sakykime, ta dabartinė Šveicarijos programa, vieni iš kursų buvo pavadinimų bendravimas su pacientais, konfliktinių situacijų sprendimas, streso valdymas, tai mes jaučiamės dar patobulėję po tų kursų. Tai taip, mes manom, kad mūsų bendravimas su pacientais, mūsų skyriaus darbuotojų bendravimas su pacientais yra toks kaip savotiškas mūsų arkliukas. Iš Biržų į Pasvalį antrąją savo atžalą gimdyti atvykusi Asta sako, jo gimdyti Pasvalio ligoninėje jauku kaip namuose. Skirtumas tik tas, kad čia maksimaliai saugu, nes į pasaulį ateinantis kūdikis pasitinkamas su ypatinga atsakomybė ir meile. Iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad kaimyniniam rajone turim tokią aukšto lygio skyrių. Ir tiesiog, kadangi arčiausia mums čia buvo patogu, labai ir atvažiavom, o šiaip tai iš tikrųjų labai esam patenkinti. Tikrai labai džiaugiamės, labai ir aptarnavimas šaunus ir va matot aplinka puikiai ir kartu
Čia kaip vadinama programa Rytas su šeima, kad gali kartu būti ir su vyru, ir su mažu vaikeliu, viskas patogu, viskas vietoj, gražu, švaru, šilta ir tikrai labai miela. Pasvalio ligoninės vyriausiasis gydytojas Rolandas Rastauskas pastebi, jog į 2000 metais atidarytą akušerijos ir ginekologijos skyrių investuota labai daug, bet investicijos, pasak mediko, atsiperka. Pasvalyje kasmet pasauly išvysta apie 300 kūdikių ir, kas keisčiausia, didžiąją dalį gimdyvių sudaro ne pačios pasvalietės. Pasvalietis gimdyvės sudaro, pavyzdžiui, tik tai 40%, 60% gimdyvių atvyksta iš Biržų, Pakruojo, Kupiškio, Panevėžio, netgi turime ir iš Rokiškio, ir iš Joniškio, ir iš kitų rajonų. Pasvalio ligoninė dalyvauja Šveicarijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programoje, pagal kurią akušerijos ir ginekologijos skyrius aprūpintas pačia naujausia ir moderniausia įranga. Čia ne tik gimdymo lovos, bet visi ir naujagimių staleliai apžiūros, ir visokie monitoriai, ir operaciniai davė narkozės aparatas, ir netgi ir operacinį stalą žada jau šių metų pabaigoje. Ir, žodžiu, įrangos tikrai gavom, nes dabar tą įrangą turim tikrai, galim sakyti, analogiškai kaip ir klinikos turi, nes tikrai čia šita šveicarų programa aprūpino šitos visus skyrius mus tikrai labai šiuolaikinė medicinė įranga. Aparatūra naudojama yra, sakykime, tai paskutinis medicinos žodis, gimdymo lova, naujagimių stalelis, visur lydukai ir vėliavas, kur matosi, kad šveicarų valstybė mums yra padėjusi. Monitoriai vaisiaus būklės, vonia gal ne aparatūra, bet kartais ir ją pasinaudoja moteris. O šiaip tai infuzomatas, lašelinė, kitaip tariant, irgi moderni. Skyriuje moderni ne tik aparatūra, bet ir palatos. 2 iš jų mokamos ir dažniausiai prašomos gimdyvių. Mat čia aplinka tokia, kad pasijunti tarsi namuose. Kitose palatose taip pat įrengtos dušo kabinos, aplinka dvelkia namų šiluma. O čia pat jaukus ir gražus kiemelis. Pasvalio ligoninės akušerijos ir ginekologijos skyriaus medikai sako, gimdyti su šypsena įmanoma, o čia dirbama taip, kad kiekviena moteris gimdymą prisimintų kaip didžiausią ir džiaugsmingiausią gyvenimo įvykį. Ruduo peršalimo ligų sezono pradžia. Jomis serga įvairaus amžiaus žmonės, tačiau dažniausiai vaikai. Kodėl vaikai nuolat peršala ir kaip išvengti visų šių ligų? Vaikų priežiūros specialistai sako, kad jei tėveliai skirtų daugiau dėmesio vaikų grūdinimui, visų šių ligų pavyktų išvengti. Kosėjanti, sloguojanti ar karščiuojanti atžala, ko gero daugeliui tėvų ne naujiena. Pasak pediatrų, darželį ar mokyklą lankantis jaunesnio amžiaus vaikai vadinamosiomis peršalimo ligomis serga gana dažnai, kai kurie net iki 12 kartų per sezoną. Tačiau gydytojai sako, kad visam tam užkirsti kelią galima, jei vaikai būtų nuolat grūdinami. Labai svarbu irgi, kaip sakiau, vaiko aplinka. Kaip jisai maitinasi, ar jisai yra grūdinamas, ar būna grynam ore, kaip jo emocinė būklė, ar ten, sakykime, patiria stresų, jisai įsitempęs. Tie visi faktoriai, jie taip pat įtakoja tą sugebėjimą organizmo apsisaugoti nuo ligų. Grūdinti vaikus dauguma tėvų pradeda vasarą, tačiau iš tiesų tam tinka bet kuris metų laikas. Svarbiausia laikytis pagrindinės imuniteto stiprinimo taisyklės, grūdinti sistemingai, be pertraukų, nes kitaip įgytas organizmo atsparumas pradeda mažėti, o praėjus mėnesiui ar 2 visiškai išnyksta. Bet ką, pradėti geriausia diena yra šiandien, nesvarbu kokio amžiaus yra vaikiukas. Pagrindiniai grūdinimo principai, pagrindiniai grūdinimo būdai tai yra pasivaikščiojimas lauke, grynam ore, kuo daugiau būti grynam ore, nesvarbu kokios yra aplinkos sąlygos, ar lyja, ar sninga, ar vėjas, tiesiog pritaikius aprangą, žiūrint šiek tiek į laikrodį, galima tikrai vaikščioti lauke. Kitas dalykas, neprirengti vaikų per daug, nes Lietuvoje vis dar yra tendencija ir noras prirengti vaikus kepurėm, pirštinėm, šalikais, netgi tada, kai nereikia. Kasdieninės maudynės, pasyvus grūdinimo būdas, oro vonios, tarkim, kai paliekam mažylį pasispardyti plikų užpakaliukų 2-3 minutės, tai jau yra grūdinimas. Grūdinimo esmė yra kaitalioti šiltą šaltą.
Kažin ar 3-5 metų vaikas norėtų mėgautis oro voniomis, tačiau mielai tai darytų su vandeniu. Tad grūdinti tokio amžiaus mažylį galima kontrastiniu dušu. Svarbiausia nepilti ant vaiko vėsaus vandens ilgiau kaip 10 sekundžių. Karštą ir šaltą vandenį kaitalioti reikėtų ne mažiau kaip 3 kartus, pradedant šiltų dušu, o užbaigiant šaltų. Jeigu turite laiko, procedūrą galite kartoti iki 7 kartų. Po to mažylį būtinai ištrinkite frotiniu rankšluosčiu. Giedrė Veličkienė siūlo ir dar vieną grūdinimosi vandeniu metodą, kuris kartu ir lavins mažylį. Aš, pavyzdžiui, su savo darželinukų sūnum mes darom tokią linksmą grūdinimosi procedūrą, tai yra kontrastinės pėdų vonelės. Tai trunka 3-4 minutės per dieną, o rezultatas tikrai puikus. Tai nupirkau 2 didelius dubenis, vienas raudonas, kitas mėlynas, raudoną pilam karštą vandenį, į mėlyną šaltą vandenį, tada sakau, ar vidėlį kišam kairę kojytę į šiltą, dešinę į šaltą vandenį ir, žodžiu, taip mokinamės ir spalvų, ir kairę dešinę, ir grūdinamės, ir šiltą šaltą mokinamės, žodžiu, tokia visokeriopą nauda. Netgi kūdikius galima paimti ryte, kai mama tvarko, ten keičia sauskelnes, tiesiog su drungnu vandeniu, pradžiui kūno temperatūros rankšluostuką sušlapinam ir patukus tiesiog patrinam ir nušluostam po to. Ir kas keletą dienų tą vandenį vėsinti, vis vėsesnė ir paduose yra tikrai, žinom, daug tų taškų, kurie veikia bendrai organizmo įvairias sistemas. Jei vaikučiai nelabai mėgsta oro ar vandens vonias, yra ir kitas grūdinimosi būdas, kuris patiks tikrai visiems vaikams. Tai grūdinimas ledais. Pasak gydytojos, vaikai ledus turėtų valgyti visus metus, ne tik vasarą. Ledai turi būti valgomi pamažu, lėtai, juos laižant, ne visą porciją iškart. Gydytojos tvirtinimu, ledai naudingi gerklės ligų bei kvėpavimo takų profilaktikai. Anksčiau netgi ir po anginas, kai dažniau operuodavo, ten sakydavo, kad skausmas gerklės yra pooperacinis, tai galima duoti valgyti ledų. Ir iš tikrųjų gerklė jinai grūdinasi pastoviai naudojant šaltą, šaltesnį, tik tai nereikėtų, jeigu, sakykime, vasarą vaikas nevalgė ledų, dabar sugalvoju grūdinti ir pradedu žiemą duoti ledus. Galbūt jeigu jisai pripratęs, jisai valgo tuos ledus visą vasarą, tai galima ir šaltuoju metų laiku tęsti tą daryti, kai jam sveikas jisai yra. Neprieštarauja tam teiginiui. Tačiau reiktų nepamiršti ir daržovių. Gydytoja sako, kad vaikas jas valgyti turėtų kasdien. Kad gautų vaikas termiškai neapdoroto maisto, būtent kai gaunam ten jau, sakykime, virtą, keptą maistą, ten natūralūs galbūt vitaminai, fermentai yra jau suirę ir negauna organizmas tų reikalingų medžiagų pilnai. Po to labai svarbu yra iš tikrųjų buvimas gryname ore. Reikėtų atšalus oram, šildymo sezonas, kai yra dažnai vėdinti patalpas, tai irgi, kad išsivedintų tie virusai, bakterijos, ten poilsis vaiko. Taip pat yra labai svarbu tinkamas režimas, jeigu jisai pervargsta, neišsimiega, tai irgi neigiamai veikia jo sveikatos būklę. Nusprendę vaiką grūdinti, prisiminkite, kad sėkmės pasieksite tik laipsniškomis ir sistemingomis procedūromis. Per greitas organizmo atšalimas sukels peršalimą, o padarius 2 mėnesių grūdinimo pertrauką, viskas nueis perniek. Dauguma tėvelių turbūt prisimena savo vaikystę, kuomet laisvalaikį leisdavo su būriais draugų žaisdami kieme. Šių dienų vaikai kitokie. Žaidimus kieme nukonkuravo kompiuteris. Tačiau džiugina tai, kad vis daugiau verslininkų imasi iniciatyvos kurti pramogas lauke. Vieni tokių įmonė Orangutanas, kuri artimiausiu metu planuoja įkurti vieną didžiausių nuotykių parkų Lietuvoje. Sveikas gyvenimo būdas neįsivaizduojamas be pasivaikščiojimų gryname ore. Deja, vietų laisvalaikio parke ar miške vis dažniau renkamės televizorių bei kompiuterį. Įsmeigę akis į ekraną, kur kas lėčiau išeiname pakvėpuoti grynų orų ir pasidžiaugti gamta. Vaikai taip pat retai beiškiša nosis iš namų, kur kas mieliau pasineria į kompiuterinių žaidimų ir interneto pasaulį. To pasekmė – akių, laikysenos, nervų sistemos ligos, chroniškas nuovargis, susilpnėjęs imunitetas. Viso to padeda išvengti kasdieninis gryno oro gurkšnis ir kelios minutės praleistos gamtos prieglobstyje. Pasidarykit lauke per atostogas. Ar daug vaikučių laksto kieme? Ne?
Jie namuose, jie sėdė, jie dirba, o kas nukenčia? Akys, stuburai ir pastaruoju metu, dar sykį pasikartoju, įtampos galvos skausmai, nes nėra režimų, kai nėra mokyklos, nėra papildomų dažniausiai jokių kitų užsiėmimų, būreliai jau irgi būna dažniau lankomi mokslo metu, atkreipti į vaiko laisvalaikį dėmesį. Būt pakankamai, turėti judesio, yra dviračiai, yra paspirtukai, pagaliau dauguma turi sodus, sodybas. Ir kad ir kiemas vis tiek, bet ne įbestos akutės į ekraną, dar blogiau į telefoną išmanų jį, kur dabar daug kas turi. Medikė sako, jog fiziniai pratimai gryname ore yra ypač svarbu vaikui. Tačiau šiuolaikiniai vaikai į kiemą žaisti taip jau nebesiveržia. Jiems reikia kitokių pramogų. Nuotykių parko Orangutanas įkūrėjas Kęstas Gomzekovas sako, kad tik įkūrus parką čia pradėjo plūsti būriai vaikų. Tad pasirinkta idėja juos išjudinti pasiteisino su kaupu. Nuotykių parkas įrengtas taip, kad gryname ore judėdami vaikai lavintų ne tik kūną, bet ir spalvas, motoriką ir laikyseną. Kiekviena trasa yra pastatyta taip, kad kiekviena rungtis lavintų vaiko skirtingus pojūčius. Karabinai skirti tam, kad vaikas visą laiką būtų prisegęs ir kad nenukristų ant žemės. Net karabinų segant, vaiko lavinasi pirštukai, visa motorika. Vaikui norint prisegti karabinus, jūs reikia paspausti su nykščiu žemyn ir į vidų. Visą laiką reikia karabinus persegti po vieną, dėl to, kad vaikas nenukristų. Visos rungtys yra padarytos skirtingai. Šita rungtis susideda iš trijų figūrų, kad jos padarytos ir pakabintos ant virvių tam, kad jos svyruotų ir vaikui būtų sudėtingiau ir galėtų laikyti pusiausvyrą už virvučių, gaudyti ir taip judėti į priekį. Atėjęs vaikas rungtį atsistoja ant aikštelės. Ant aikštelės stovim nedaugiau 3 vaikučiai, atsega vieną saugos karabiną, prisega, kur raudona yra spalva, tada atsegam kitas saugos karabinas ir persegamas. Taip vaikai juda į priekį. Atėjo nauja spalva raudona su mėlynu, vaikai prisisega skrydžio karabiną. Skrydžio karabiną segam per vidurį, karabinus dedam ant viršaus, arba segam į vidų, sėdam į aprišus. ...400 kvadratinių metrų plote įrengtos 2 laipynių trasos – geltonoji ir žalioji. Geltonoji trasa skirta vaikams. Vienu metu čia gali karstytis iki 100 vaikų. Vaikų trasa susideda iš 21 elemento. Trasos ilgis maždaug yra apie 58 metrus. Tai yra 4 nusileidimai lynų, o visos kitos rungtys susideda iš virvučių, tam tikros kliūtys, elementai. Taip pat turim galimybę vaikam pavėsinę gimtadieniam švęsti, mato ten matysi, tai būna šašlykus, gimtadienius rezervuosi vaikai, taip pat prie vaikam, kurie visiškai mažesnio būna ūgio, ten iki 2 metų, tai turim automobiliukus elektrinius, tai galima su elektriniais automobiliukais, yra batutas, kuris dabar šiai dienai yra užkeltas viršų į medį ir turime vandens kamuolį, kur galima ant vandens pabėgioti. Tėveliai sako, jog naujasis nuotykių parkas Panevėžyje labai reikalingas, juolab, kad šiame mieste pramogų šeimai išties trūksta. Džiaugiamės. Be abejo, kuo daugiau pramogų, tuo geriau. Panevėžyje jų trūksta šeimai? Manau, kad tikrai trūksta, o ypatingai su vaiku, tai labai mažai kur tenka nueiti, tik tai parke pasivaikščioti. O daugiau tai mažoka iš tikrųjų. Tai va, už tai ir vaikštam čia. Mūsų kol kas per mažas tokiom, palauksim dar. Pasinaudosit? Pasinaudosim, man atrodo, tikrai. O jūs kaip tėvelis, ar nebandėt trasos? Ne, nebandžiau. O norėtumėt? Gal kada nors. Bet tėvelis aukščia bijo. Aukščia bijo. Taip, kad jam šiek tiek per daug ekstremalu būtų, man atrodo. O jūs pati kartu su vaikučiu ar norėtumėt pabandyti? Aš pabandysiu, neabejoju. Šiai dienai turim iš tikro dar Lietuvoje, nors jų yra labai daug, tai virš 16 parkų visoje Lietuvoje, jų net yra daugiau ir jos pakol kas tikrai dygsta, tie parkai. Tai va, tai mes, kadangi turime didelę patirtį parkų statyboje, tai nusprendėme pastatyti grynai savo šitą parką Panevėžy ir pastatę šitą parką Panevėžy visiškai pataikė, nes vaikų srautą tokį turėjom,
kad šitas parkas iš tikrųjų mums, galima sakyti, net ir atsipirko per pirmusius metus. O turėjom realiai 2 mėnesius dirbom, tai per 2 mėnesius jisai mums beveik atsipirko. Kadangi patys įrenginėjam, nereikia mums samdyti kitos įmonės, kuri mums juos įrengs, patys įrengiam, tai viskas vyksta kur kas greičiau ir efektyviau. Nuotykių parko Orangutanas įkūrėjas panevėžiečiams turi gerų žinių. Jei iki šiol Panevėžys garsėjo kaip miestas, kuriame itin mažai pramogų, tai dabar jis turėtų lenkti net kitus miestus ir sulaukti daugiau turistų. Planuojam kitais metais praplėsti savo veiklą, vaikams pasiūlyti kažką naujo, tai bus dar viena vaikų traselė, kuri bus šalia, tai bus tikriausiai sudėtingesnio lygio planuojam daryti, tie, kurie lengviau įveiks, galės pereiti ant kitos trasos ir taip pat turėsim saugusiem kažką daugiau pasiūlyti, tai bus mėlyna, raudona trasa, tai kitais metais planuojam, kad parkas bus vienas didžiausių Lietuvoje, tai mes būsim lygus su kitais parkais. Įmonė Orangutanas rengia ne tik nuotykių parkus visoje Lietuvoje. Sparčiai populiarėja ir vaikų žaidimų aikštelės tiek parkuose, tiek kiemuose. Viena tokių įrengta ir Panevėžio poilsio ir kultūros parke. Tad tikimasi, kad vaikučiams pramogų gryname ore tik daugės ir prie kompiuterių sėdėti jiems laiko liks vis mažiau. Judėkime gryname ore ir stiprinkime savo sveikatą. Tai ir viskas, ką norėjome Jums parodyti šį kartą. Dėkoju, kad žiūrėjote. O tie, kas nespėjote pamatyti visos laidos, tai galite padaryti gntv.lt portale. Taip pat daugiau Pikliuko naujienų galite rasti Pikliuko paskyroje Facebook'e. Ačiū, likit sveiki.